Sveiki, mano brangieji, čia rubrika savaitės taroskopas pagal zodiako ženklus ir savaitės taroskopas ožiaragio ženklo atstovams nuo rugpjūčio 14 iki 20 dienos. Prašau palaikinkit, prašau pasidalinkit video, prašau išsaugokit video, kad įvyktų kažkokie energijos mainai, kad jum irgi patiem kauptųsi geroji karma ir jūsų savaitė būtų nuostabi, tuo jum ir linkiu. Taip, korta. Taip, teismas, korta jėga ir korta žvaigždė. Taip ir bus jūsų savaitė nuostabi, 3 didieji arkanai. 3 didieji arkanai tai tiesiog rodo, kad kažkokie įvykiai netrivialūs jūsų laukia, tokie dideli pokyčiai. Arba vidinės transformacijos, arba tie tokie, kaip vadina dabar, vidiniai insightai, vidiniai suvokimai, kažkokie tokio svarbaus, nuo ko priklauso jūsų gyvenimas, kas jame ne taip, ko jūs norite iš tikrųjų, kokį tikslą einate, arba jeigu iki tol nežinojote, ko norite, kaip, ko siekiate, kur jum eiti, ar kaip jum pasielgti tam tikroje probleminėje situacijoje, tai dabar jums tiesiog ateis kaip aš sakau, toks didysis suvokimas, kad jūs suvokėte ir suprantate, ką toliau daryti. Teismas, tai kaip atgimimas. Jėga, tai tiesiog tokios vidinės žmogaus visos jėgos ir vidiniai resursai, vidinis potencialas veikti, kurti, gyventi. Tai tiesiog, kada jūs pajusite, kad jūs pats savo gyvenimo kūrėjas arba kūrėja. Jums nieko nereikia, jūs viską turite viduje, visą potencialą, jūs esate Dievo vaikai, visi mes esame. Viską mes turim savyje, tik tai, tą resursą reikia atrasti, suvokti ir bandyti juo pasinaudoti, išmokti pasinaudoti. Bet mes visi tai turime savyje ir mums nereikia kažkokių tai išorinių šaltinių arba pas kažką tai eiti, kreiptis, prašyti pagalbos. Ten kažkur tai, vėlgi, čia apie tai kortos, kad kartais, norima sužinoti tą ateitį, kreipiamės pas pastarologę, pas astrologę, pas dar kažką. Viską mes turime savyje ir visą žinojimą turime. Tik tai žinoma, tai reikia, suvokti, suprasti ir tuomet, atpuls visokie tokie dalykai, kad noriu žinoti, kaip ten kas praeis ir kad kažkur reikia kreiptis. Ir korta žvaigždė, žvaigždė tai viltys, žvaigždė tai svajonių išsipildymas. Žvaigždės jums palankios, sėkmingas periodas gyvenime, kuomet viskas gali pildytis dėl to, kad jūs vėlgi suvokėte savo minčių galią, savo galią kaip kūrėjo ir viską galite patys pasiekti. Žodžiu, nežinau, ar supratote mano mintį, mano pagrindinę žinutę, bet šauliai jums tiesiog ateina kažkoks tai nuostabus periodas, kuriam atsivers jums tokie vidiniai, tokie sakraliniai dalykai. Tuo aš jums ir linkiu, mano brangieji, nuostabios savaitės.